didžioji dalis žmonių, kurie nusižudo, jie būna išgėrę. Alkoholio turiu omeny. Ir tai nebūtinai, kad jie priklausomi nuo jo, bet jie tiesiog prieš tai būna išgėrę. Ir dėl to mes taip, viena vertus aš sakau, kad kartais galbūt nėra prasmės didelės kalbėti su išgėrusiu žmogum, dėl kad jis net neprisimins, apie ką mes kalbėjom. Kita vertus, jeigu jis galvoja apie savižudybę ir pasakyti, ai, kad tu čia girtas ir ką tu čia šnekikas ant liežuvio užeina, tai mes to jums nekalbėsim. Tai irgi nėra gerai, todėl kad tai yra didžiausia rizika. Ir, pavyzdžiui, netruputį, iš tikrųjų gaila, kad Lietuvoje vis dar taip yra, kad, pavyzdžiui, jeigu net žmogus išsikviečia greitąją pagalbą ir sako, aš turiu minčių apie savižudybę, vežkit mane į ligoninę, bet jis yra girtas, tai kartais žmonės lieka be nieko, todėl kad, jisai girtas yra. Tai čia turim būti labai atsargus toje vietoje, ta prasme, kad alkoholis jisai nesumažina rizikos. Negali sakyti, kad jisai čia tiesiog girtas šneka, jisai labai padidina. Todėl, kad iš principo, kaip alkoholis veikia, jisai sumažina impulsų kontrolę. O impulsų kontrolė, tai tas labai paprastai matosi. Išgėrę žmonės dažniau lenda muštis, dažniau lenda seksualiai kabinėjasi. Dėl to, kad impulsų kontrolė yra mažesnė. Savižudybė taip pat yra impulsas, kuris apima ir jisai praeina po kiek laiko. Jisai nebūna nuolatos visą laiką žmogus, taip jisai gali labai daug galvoti apie savižudybę. Mėnesius, metus, tos mintis gali suktis, bet tas impulsas padaryti tai, jisai dažniausiai būna pakankamai trumpas. Valandos, nežinau, diena galbūt maksimum, bet jisai nesitęsia labai ilgai. Tai jeigu tas impulsas yra tuo metu, kai žmogus yra išgėręs, ta impulsų kontrolė yra silpnesnė, tai rizika, kad jis tuo metu gali padaryti, tai jinai yra didesnė. Esant tam, kad pasikalbėtume su tuo žmogum, kuris skambina. Ta prasme, mes daugiau nesijamam kažkokių, tai nesam sveikatos apsaugos dalis, kad ten kažkaip susitiktume su tuo žmogum ar panašiai. Tiesiog skambutis tuo metu, kai yra sunkiausia.